dalykas, planavau nevažiuoti snaigę ir kažkaip buvau pagalvojęs norėtus nuvažiuoti, bet kadangi gan tolios vyksta, tai atkrito variantas, bet vakar vakare atsidarau puslapį ir žiūriu snaigė Trakuose. Šau, užtrakis. Tai vat atvažiavom, dedame slides ir lekiam į trasą. Nu ką, išstartavom. 6. snaigė 2026. Varom. Slysta, visai neblogai, kaip ir tikėjaus. Žmonių irgi daug, bet turim 2 trasas. Varysim, aišku, sunkesnė. Tai sunkesnė 8,5, o pati lengviausia tai tik tai 4. O čia 4, tai ne kažką jau. Čiuožiam, ką tik į tokį kalną nemažai lipam, bet labai lengvai. Net nuovargio, nes jau čia dabar, kaip matau, tokiom kalvelėm. Tai va, iš tiesų, niekada dar nesu čiuožęs nei Trakuose snaigėj, nei absoliučiai čia. Ką toks mini? Kalnekas, 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 kalneliukas. Va, tai vat ir lengvai turėčiau nučiuožti. Opa, eis. Opa, opa, opa. Pirmas toks normalesnio dydžio kalnelis, bet visiems matos. Easy. Nu čia tuose kalvuose tai vėjo yra. Kalnų nelabai yra, bet tokie minimalūs. Šiaip dabar jau girdis mašinas, nes jau netgi man matosi ilgiau kalva. Ir kiek žinau, mes praėjo čiuošim. Tik būna kartais žymėjimas dingsta šitas raudonas. Varai, tai čia nematai. Po kiek laiko vėl, va, bet pačiai, nieko nėra. Bet kelias lyg ir vienas. Nu tai neaišku čia kaip. Bet pasikliaukime žmonių vėžėmis. Nu tai va, šitie kalnai tai tokio tipo. Minimalus, kaip ir sakiau. Nu čia tokie įdomybių, šakos visokios. Bet šiaip tai patys lengviausi ir patys lengviausi veikiami kalnai. Žmonės kažkokie patinat, aišku. Nes, nu žinoma, dabar, va, vėjas, nežinau, ar girdis jums, kaip aš kalbu, bet pučia vėjas. Žiauriai ką tik pūtė. Na, šiaip ant limpančio sniego manevrai yra sunkoki, bet įmanomi. Nu ką, varom. Šitas kaip kalniukas aš nelabai suprantu, bet minimalus, kaip ir beveik visi. Gal bus dar kas kalnas. Šiaip važiuojas tikrai lengvai, slysta. Gan gerai, tik kad neina padaryti posūkio. Turi pakelt slidę, kad padarytum, negali savo primatai jau pasukti. Aš nežinau, nes limpa labai sniegas ir tai tiesiog nepavyksta. Gerai, gazulinam pirmin. Va tokiais keliukais kalvom. Čia toks ir žygis turbūt kalvom. Bet šiaip aš tikrųjų, nustebintas. Nes aš galvojau, šada sakė, kad gal Trakuose reikia daryti, bet taip ir nepadarė. Ir va dabar vakar vakare atsidarau ten snaigės puslapį ir parašyta tenais, nesu šiandien kokia data, bet kad šiandien turime snaigę Trakuose. Aš likau nustebintas ir nudžiugintas. Matot, kaip profesionalas lekia.
Nu jo, oho. Eik tu, peklo. Čia toks kalnas, tipo. Tai pala. Eik tu savo. Bandom. Kalekam. O tu peklo. Eik tu, šikt. Ne. O Dieve. Smagiai šitas. Neišsivaldė. Stosim. Varysim pirmin. Smagu šitas. Nu ką jūs, draugai, mano. Mes kartojam antrą dublį. Šiaip, aš nežinau, ar bus nice, bet svarbu nenusiknisti. Tik pasakiau. Eik tu, šikti. Nu bet, dačiuošiu. Bent jau mano čia. Gaila, kad nepavyko normaliai, bet svarbu, kad tai. Bent jau tiek. Gerai, čiūžinam pirmin. Nu ką, važiuojam. Dar vienas kalnelis, bet toksai jau paprastas, nors normalus. O taip reikia varyti, duot gazo ir džiaugtis kalniukais. Bet čia įzūkas, labai net. Gal lengvas tikrai. Opa. Ir viskas. Va, pirmas toks jau smagesnis. Ne toks tipo, kad labai jau geras, bet toks miško kalniukas. Jis labai aišku paprastas. Bet įveiktas. Nu bandom. Kažką bandom. Opa. Nu ką jūs galvojat? Aš ką tik čiuoždamas galvojau apie kalną. Ir prašom, kalniukas. Aišku, šitos vietos svarbiausia manevras. Puikiai bus panašu. Opa. Ir puikiai. Ką tik buvom stabtelėję, užgėriau kakavos ir judam pirmin. Užlipau į kalną, pasikeičiau GoPro akumuliatorių ir viskas. Lekiam. Šiaip, aš nesitikėjau, kiek man sakė, kad čia bus eiti, nebus čia kalnų, bet va, prašau. Kiek tik nori. Opa, vėžė. Būtų skaudu. Opa. Žiauriai, aš suprakitavęs tiesiog. Gal ir kitas sekmanį bus naivi ir viskas gerai, tai lėksim. Ir gal kaip nors imsiu pavasarinę striukę. Džempą šiltą. Jei bus karšta, nusimsiu striukę arba karštą džempą ir gal bus normaliai. Reikia pagalvoti biškį, nes, per šilta čia. Opa. Nu jo, čia tai jau prasideda. Prasideda linksmybės, matau. Kilom ir prašom. Eiti sau, tai čia dar. Tik pradžia. Ai ne, o čia ir pabaiga. Per daug apsidžiaugiau. Bet vis tiek, na, šiaip greitukas yra minimalus. Tai va, bent tiek. Nu ką, turbūt jau paskutinis kalnas. Reikia duoti gazą. Ir, gal ir
Jo, reikia gazų duoti. Va, tai va. Šiaip jau matas finišas. Tai, kiek žinau, pakirsim finišo liniją. 6 snaigę. Aš kaip norėjau. Trakuosi snaigės. Ir prašau. Nu ką, viskas. Finišo tiesiog. Tai šiandien taip gavos, kad snaigė įvyko ir mes ją nuvažiavom. Po kol kas praleidom tik vieną snaigę, nemenčinį, bet jos lipduką dėja turiu. Atrodė taip. Šiandienos lipdukas toksai. Užtrakio dvaro nuotrauka. Ir neatsimenu, rodžiau ženkliuką, jis atrodo štai taip. Tai vat, tai tikėtina, kad šis snaigė tikriausiai buvo paskutinė dėl orų, nes kitą savaitę jau bus pliusas, tai vargu ar bus snaigė, bet yra šansų. Jei bus, nuvažiuos. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikriausiai sutiksim, kad už savaitės arba greičiau.